Sveiki, Vaidai Sakalauskai. Žinau, kad jūs ką tik laimėjote greitųjų šachmatų čempionate, turite medalį, bronzos medalį. Jūsų įspūdžiai iš turnyro? Seniai taip nebuvo, kad taip blogai žaidžiant, taip pasisektų. Ta prasme, tikrai labai geras rezultatas prie blogo žaidimo. Iš kitos pusės du mūsų didmeistriai dominavo turnyrę. Dėl to kažkas, kaip Realas Barcelona Ispanija, tai kažkas turi būti trečias. Tai man pasisekė. Tai, kitaip sakant, fortuna jums šį kartą labai smarkiai padėjo. O kaip sakykit, kitų mūsų Mykolo Romerio universiteto atstovų pasiekimai? Visi mūsų didžiausi pasiekimai buvo žaibė, kur tikrai ir gal ten dauguma jėgas atidavė, visi mūsų jaunuoliai žaidė puikiai ir Deimantė tapo kaip standartiškai moterų čempionė užtikrintai. Šetkauskas nustebino visus, aplošęs daug ir didmeistrių, ir Aloizą Kveinį, ir šiandien ir Šulckį didmeistrį, ir jis padarino pirmą vietą žaibę. Ir greitųjų po pirmos dienos jis buvo vienvaldis lyderis. 5 iš 5 taškų. 5 iš 5 ir tik tai, ta prasme, galbūt jėgos, galbūt kažkas, reiks galvoti, jis pralaimėjo visą šiandien partijas. Tai iš lyderių jis nukrito į vidurį lentelės. Gal labai džiaugiasi vakarą? Vakare. Bet kaip sakoma, už vieną muštą 2 nemuštus duoda, tai žiūrėsim, kas buvo. Bet šiaip, ta prasme, žaibė atrodė labai gerai, ir Žygimantas Jašinskas, mačiau ir Marius Baltranas priekį žaidė. Žodžiu, visi žaidė kažkaip gana gerai mūsų komandą. Po vakaro, po pirmos dienos aš buvau penktadienį tiesiog sužavėtas mūsų jaunų, iš vis Lietuvo žaidėjų žaidimų. Greitai, energingai, visi didmeistriai liko antroje pusėje. Bent jau ne pirmam dešimtukė, šešetukė, skyrus Mališauską Vidmantą, kuris puikiai sulošė abu turnyrus. Supratau, reiškia įspūdžiai puikus, tai palinkėsime tolimesnės sėkmės. Ačiū. Dėkui.